Sveiki, čia Teismo Vikingas. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną banką Luminor. Anksčiau jis vadinasi DNB. Turbūt puikiai žinote, kad bankai, atsižvelgiant į jų finansinius, investicinius ir veiklos rodiklius, yra reitinguojami pasaulinio garso agentūrų. Luminor bankas taip pat reitinguojamas. Ir šiuos reitingus bankas privalo skelbti savo svetainėje. Galiu lažintis, kad daugiau kaip pusė šį klipą žiūrinčių žiūrovų niekada nepastebėjote naujienų apie šios reitingus. Priežastys čia dvi. Pirma, jums tai neįdomu. Antra, jei reitingai nekokie, bankas stengiasi tą naujieną kaip galima greičiau užkišti kitomis naujienomis, kad tu jų nepastebėtum. Tai va, Luminor bankas rugsėjo 13 dieną savo svetainėje paskelbė štai tokią žinutę. Moody's suteikė Luminor ilgalaikiams indėliams BAA1 reitingą su stabilia perspektyva ir žemiau bando paaiškinti, kaip pas juos viskas neblogai. Bet yra keli bet, kurie tikrai nepatiks jums indėlininkai. Reikalas štai koks. Jei pažiūrėsite į šią Lietuvos Respublikos finansų ministerijos lentelę, pamatysite, kad reitingų kriterijų yra labai daug. Bet Luminor dėja apačioje. Na ir kas čia tokio pasakysite? Na, pradžiai pasakysiu, kad tuo didžiuotis neverta, nes reitingai tikrai labai maži. O kitas žymiai svarbesnis dalykas yra tai, kad tokių bankų jau nepasitikė ir mūsų vyriausybė. Taip, valstybė tokių bankų nepasitikė ir ten pinigų laikyti negali. Netikite? Štai pateikiu jums gan seną, bet vis dar galiojantį LR finansų ministro įsakymą dėl laikinai laisvų valstybės pinigų investavimo tvarkos. Nuorodą įdėsiu po klipu. Tai va, šiame įsakyme 19 punkte parašyta, cituoju, į LR ir užsienio valstybių komercinių bankų skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemonės arba terminuotus indėlius galima investuoti. Ir 19.1 punktą skaitome, jei bankas turi bent vienos iš toliau išvardintų reitingo agentūrų suteiktą ilgalaikio mokumo kredito reitingą, nežemesnį kaip Moody's AA3. O dabar grįžkime į finansų ministerijos lentelę. Kaip matote, Luminor yra BAA1 ir iki AA3 jiems dar toli. Turbūt suprantate, kad mūsų valstybė visada turi laisvų pinigų ir juos bankuose laiko. O va šiuo atveju Luminore laikyti negali ir manau ilgai nelaikys. Sakykite, jei finansų ministerija su savo specialistais, finansininkais, mokslininkais nepasitikė šio banku, jei daugiau kaip 17 metų taiko šią praktiką ir nepatikimuose bankuose nelaiko laisvų pinigų, jūs vis dar laikote savo pinigų šiame banke? Vis dar tikite, kad sėkmingai investavote? Vis dar galvojate, kad tai patikimas bankas? O gal Moody's pasaulinio lygio tarptautinė reitingų agentūra, kurios reitingais kaip standartų vadovaujasi visi pasauliniai investuotojai, suklydo? Gal atsiras koks pasaulyje investuotojas, kuris pamatęs šio banko reitingus pasakys, na, aš pabandysiu, surizikuosiu, investuosiu. Žinoma, kad ne. Šiam bankui atėjo sunkus laikai. Aš jūs įspėjau. Nuorodą į reitingavimo agentūrą įdėsiu klipo apačioje. Galėsite paskaityti. Tai va taip, norėjau atverti jums akis ir pažvelgti į realybę, kurios jūs dėja nežinojote. O kodėl nežinojote? Todėl, kad jokia žiniasklaidos priemonė nedrįs apie tai garsiai kalbėti. Nes juk šis bankas finansuoja jų verslą, automobilius, kreditus, užsakinėja reklamas. Negi žurnalistas kas į ranką, kuri jį maitina ir viešins savo boso nešvarius drabužėlius. Aš nenustepsiu, jei prieš mane prasidės puolimo akcija, bet jos nebijau, nes vadovaujuosi patikimais faktais, kurie viešai prieinami ir jūs bet kada galite juos pasitikrinti. Tai tiek šiam kartui, nepamirškite prenumeruoti ir paremti mano kanalą, dalintis šiuo ir kitais mano klipais. Ačiū už dėmesį.